Laivas skęsta ne tada, kai aplink jį yra daug vandens, bet kai vanduo patenka į jo vidų. Taip ir mes esame nelaimingi ne todėl, kad aplink mus vyksta blogi dalykai, o todėl, kad į juos reaguojame ir įsileidžiame vidun. Ankstesnėse dalyse pristatytos metodikos padėjo mums identifikuoti savo silpnasias ir stipriasias puses, įsisąmoninti susiformavusias nuostatas ir stereotipus, nustatyti savo asmeninį savivertės lygį ir taikomos problemų sprendimo strategijas. Todėl kiekvienas iš mūsų turime pasirengti profesinio perdegimo prevencijos planą, kuris turi būti orientuotas į asmeninį tobulėjimą, fizinės ir emocinės gerovės kūrimą. Jame turi būti numatytos priemonės ir būdai, galintys pagelbėti mums, siekiant asmeninės ramybės, darnos, sutariamumo, konstruktyvaus mąstymo stresinėse situacijose. Šiuos metodus ir būdus kiekvienas pasirenkame savo artimiausius, lengviausiai prieinamus ir priimtiniausius. Ankstesnėse temose buvo pristatyta įvairiausių relaksacijos metodų. Tik išbandę ir atradę savo tinkamus galėsime artėti prie darnos su savimi ir visa asmeninė bei profesinė aplinka.